Tie, kas gali stebėti ir atsisukti šį epizodą, manau, kad galite į tai atkreipti dėmesį. Na, bet faktas tas, kad Žalgiris tikrai turėjo jau puikią progą. Golubickas taikėsi į viršutinį vartų kampą. Buvo visiškai laisvas, pataikyti nepavyko. Bet pagal tokius pavojingus momentus galima sakyti. Čia pavojinga ir kokia klasė, puikus. Nerijaus Valskio įvartis šiek tiek sudvejojo ten Vilniaus Žalgirio žaidėjai, tačiau Nerijaus Valskio išpildymas, na, tarsi tai, ką matėme 2013 metais Marijampolės Sūduvoje. Neįmušė, tu įmuštau, galima taip sakyti. Neįmušė Paulius Golubickas, o čia regis po Šabio Usmendi. Puikaus perdavimo iš dešinės. Nerijus Valskis nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir Kauno Žalgiris pirmauja 1-0. Žiūrėkime, gal dar matysime, kokia ten buvo situacija su nuošale. Iš šios kameros puikiai matysis. Man atrodo, kad išlindo iš už varžovų nugarų. Čia Nerijus Valskis ir sudvejojo ten Stipe Vučūras. Greičiausiai tikėjosi, jog pasieks kamuolį Tomislavas Duka. Matėme šiek tiek pašalytą koją, dabar perdavimas tolimų virpstų link ir pelnytas įvartis antrame aukšte. Štai taip Edvinas Girdvainis. Kas kitas, ne Edvinas Girdvainis. Tokioje situacijoje muš įvartį ir bėga jis pas savo komandos draugus. 75 minutė. Puikus smūgis galva, neturėjo priešnuodžių čia Vilniaus Žalgirio gynėjai ir tai yra tikrai labai rimtas ženklas pergalės link. Na ir vien tas įvarčio šventimas, kai atbėgo švęsti visiškai visa komanda, parodo tai, kokia vienybė šiandien yra Kauno Žalgirio ekipoje. 2-0. Štai tai po standartinės situacijos paliktas Girdvainis ir galvo jo pelnytas įvartis. Puikiai tikrai